Užkrečia, čia maras. Čia maras. O čia gera vieta. Spės. Autobusas. Daugiau nespės. Tai yra sukrusta, o tai dažnai važai, tai iš viso ne. Ja, tai yra geriausia, kai vienas. Čia pastovi. Apie pereina kur nors į kitą. Ilgalaikis piketas toksai. Jie veiksmingi būtų. Šiandien susirinkome garsiai sušukti SOS, SOS. Iš lietuvių kalbos bei Lietuvoje gyvenančių žmonių atminties stengiamas ištrinti kažkam pavojingą žodį tiesa. Kaip bus su himnu? Ar tebegėdosime ir tiesa ir šviesa? Ar tiesą pakeisime kitų žodžių? O gal išmintingai nutylėsime, padarydami pauzę? Norėčiau padėkoti visiems, kurie nepatingėjote palikti šiltus namus ir ateiti išreikšti savo pozicijos. Ačiū Jums už pilietiškumą. Džiugu matyti tai, kad Jums ne vis vien, ką daro mūsų valstybės kėdėse, nusikalstamai sistemą pajungia valdžiažmogiai. Šlikščiausia tai, kad tai darome su taikiais Lietuvos vaikais. Nekalbėsiu apie iki skausmo pažįstamą Garliavos mergaitę. 8-metė užlaužtomis kojelėmis, kuri klykiant iš skausmo buvo išnešta, prisidengiant visagalio įstatymo vardu į nežinę. Dabar taikinyje atsidūrė Garliavos mergaitės draugė Elenytė. Ji, mačiusi klaikę prievartą prieš savo draugę, pati buvo įvardyjama kaip nusikaltėlė. Jau 9 mėnuo teisėsauga persekioja ją ir jos šeimą dėl kreidelėmis užrašyto žodžio tiesos ant Nemuno krantinės Kaune. Ši mergaitė su draugais parašė kreidelėmis paprastą žodį – tiesos. Ir tiek jos šeima staiga pavirto be perstojo medžiojamais valstybės priešais. Ar valstybė yra tiesos priešas? Kodėl žodis tiesa tapo pavojingu ir necenzūriniu? Kam ši tiesa žalinga? Dėl tiesos žuvo Garliavos mergaitės tėtis. Dėl tiesos ieškojimo jos globėja prarado darbą, tiesos būstinę, kabutės, teisėsaugoje ir buvo kolego išvadinta pūliniu. Dėl tiesos yra tampoma ir Garliavos mergaitės draugė Elenytė. Prieš akis iškyla pykčio ir aklos neapykantos iškreiptas vieno garsaus teisininko veidas. Įstatymų reikia klausyti, o neklausančius bausti. Kreidelėmis teršti miestų gatvių nevalia. Pagavus griežtai bausti. Griežčiau už tuos, kurie iššvaistė milijonus. Užsiėmė rezonansinių bylų marinimu. Artėjant tankais traiškome boržas ir įsivaizduojame, kad kariaujame. Tai normalu, bet kodėl tada nėra persekiojamas vienas vaikinukas, kuris Daukanto aikštėje Liepos 31 dieną rašinėjo kitą žodį – mėsos. Kodėl šis vaikinas praslydo pro įstatymo rėtį? Kodėl jis nėra persekiojamas teisėsaugos, kaip Elenytė? Gal dėl to, kad Lietuvoje demonizuotas žodis – tiesa. Jis uždraustas. Kągi, jei jau priimtas įstatymas griežtai uždrausti žodį tiesa, Elenytė ir jos mama turi būti nubausta. Bet prieš tai norime tą draudimą pamatyti viešai, valstybės žiniose ir administracinių teisės pažeidimų kodekse. Ūso minimų buldozerių įstatymai mums negalioja. Jais neturėtų vadovautis ir teismai. Tai tiek. Ačiū. Aš nesusidėjau. Visuomeninio judėjimo 20 metų. Pradėjome būtent nuo daugialaikių šeimų bendrijos. Vaikas tai yra pats, kas yra svarbiausia. Mes gerai prisimename, kad kada išėjome iš Sovietų Sąjungos, buvo sakoma, kad mes ta karta, prarasta karta. Ateina nauja, jauna, ji
reiškia, čia Lietuvoje darys permainas, jie kurs naują Lietuvą. Ir aš noriu paklausti, kokią Lietuvą kurs tie mūsų vaikai, jeigu jie negali rašyti tiesos žodžio, jeigu jie negali ieškoti tiesos. Tai tokia Lietuva, reiškia, jinai grįžta į tą praeitį. Tai sena, supūvusi, tiek mums jau skausmą atnešusi, reiškia, valstybė. Tokią mes šiandien kūrėme. Jeigu vaiką už tiesos žodį, tiksliau ne vaiką, o jos mamą už nepriežiūrą tampo, reiškia, Kauno policininkai, kurie būtent jie nori ją nuteisti. Kaip Kauno savivaldybė išteisino, nematė nusikaltimo sudėties, o policininkai liepia grąžinti bylą ir būtinai nuteisti. Tai išeidami čia ir pasakydami, kad mums yra labai svarbu ne tiek svarbu ir mergaitė, ir jos mama, bet svarbiausia Lietuvos likimas. Ar mes sukursime naują Lietuvą? Ar mes sukursime tą Lietuvą, kurią mes turime palikti savo vaikams? Ar mes vėl murdysimės senoj, bjaurioj, šlykščioj, demagogiškoj toj atmosferoje? Atėję čia, pasakė, tikime, kad bus kita Lietuva.